Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Crown – kanadiečių antikorozinė danga, tavo automobilio apsaugai nuo rūdžių. Kreipiuosi visuotinai į visus Lietuvos vairuotojus, tie, kurie mums į Instagramą rašo, kad mes nemylim BMW, štai jums dar vienas BMW, štai jums dar vienas egzempliorius. Štai jums, taip. Va jums. Ir ne bet koks egzempliorius, o specialiai Zidoriaus garbė pavadintas automobilis. Zidorius. Z3. Z3. Zidoriaus garbė pavadintas geras, senas ir vienas iš gražiausių BMW modelių. Bet kuriam tai dar ne absoliučiai viskas. neturi jokios meilės. Pamatę šio automobilio ridą aš ganėtinai nustebau, nes ji yra praktiškai identiška kaip mano Porsche rida, žinok. Yra apie 230 000 kilometrų. Lauk, apie 2000, man atrodo, šis. Taip, šitas automobilis yra jau vienas iš paskutinių Z kultinių automobilių. Ir aš labai nustebau jo rida, nes automobilis, kiek čia jau skaičiuoja, beveik kaip aš, jau 25 metai širdyje. Apie širdį kalbu. O jau 20 metų kaip 20. Ir mes turime rekomendaciją visiems be išimties, kurie renkasi automobilį, tai prieš pirkdami mes rekomenduojame jį patikrinti Car Vertical. Įsivedat kėbulo numerį ir matot visą istoriją. Svarbiausia rida, svarbiausia auto įvykiai ir panašiai. Taip, kad neliktumėte apgauti, tai mes rekomenduojame tiesiog nevarkit ir patikrinkit automobilį Car Vertical ir pasinaudokit mūsų nuolaidos kodų Gazas Dugnas. Taip, pasinaudojant mūsų nuolaidos kodų Gazas Dugnas, gausite 20% nuolaidą. Aš Z3 automobilio meilės neturiu iš esmės dėl dviejų dalykų. Vienas, tai yra, kad šie automobiliai buvo pristatyti kaip kabrioletai ir kabrioletų šiaip nelabai mėgstu. Antras, man šis BMW yra labai miniatiūrinis. Prieš tai mes rodėme tą chuligankę BMW ir aš sakiau, kad tai yra vienas geriausių BMW modelių, gal net pavadinau geriausių, neatsimenu, supranti, amžius vis tiek jau supras. No. Ir dabar aš galvoju, ar tik nebus štai šis automobilis vienas iš gražiausių BMW modelių? Tau. Taip. Ir dabar kodėl? Aš tai labai turiu silpnybę šitiems automobiliams vien dėl to. Ir dabar šitas automobilis rinkoje pasirodė 95 metais. Visą laiką sakau pavyzdį. Audi TT pasirodė 98 metais. Ir tai buvo dizaino viršūnė ir ji liko iki šiol. Ko tu čia juokies? Dabar pagalvoju. Viskas su TT reikia lyginti. Pažiūrėk, 98 metai. No. Ir išeina toks kosminis automobilis kaip Audi TT. Nu tai gerai. Čia ne TT. Šitas pasirodė dar anksčiau. Dar anksčiau, 95 metais. Ir tu įsivaizduok, tai buvo to dizainas, man atrodo, iš vis nuo 91 Taip, Jameso Bondo, tikrojo Jameso Bondo, nes tik vienas buvo tikras, tai Piersas Brosnanas. Ne, šiaip, Šonas Koneris, man atrodo, buvo tikriausias Jamesas Bondas. Apie ką mes kalbam? Tau Šonas Koneris tikresnis Bondas negu Piersas Brosnanas? Jis toks man labiau britų džentelmenas. Aš atsimenu, kad labai kilo ažiotažą, žinai kodėl? Na. Nes tas paskutinis Danielis Kreigas, jeigu neklystu, tai jisai pasirodė šiek tiek nesiskutęs vienam filme. Ir čia kilo labai didelis pasipiktinęs, kaip Jamesas Bondas gali... Dar žinai, ką mačiau, skundėsi, kaip žiūrovai, tiksliau žiūrovės, kad nemoka bučiuotis. Ir dar skundėsi, kad jisai geria ne tuos gėrimus, kuriuos turėtų gerti. Tai Šonas Koneris visgi buvo geriausias, Jamesas Bondas, bet mes ne apie taip. Dabar kalbant apie šio automobilio dizainą, taip atrašant ant popieriaus, tai viskas kaip ir okei. Galas varomas, ganėtinai ilgas automobilio priekis, nes telpa 6 cilindrų variklis sumontuotas išilgai. Proporcingai kaip ir turėtų viskas būti okei, nes dvivietis roadsteris sėdė ant galinės ašies. Bet žiūrint į šį automobilį gyvai, jeigu čia būtų kokia Mazda Miata, galima sakyti kaip ir dalinai konkurentas šio automobilio, tik tai pigesnis ženkliai analogas. Tai Mazdai aš atleičiau tą nedidelį dydį, bet BMW man toks mažiukas modelis, netinka, man noris, kad BMW būtų šiek tiek masyvesnis. Bet, žinokit, įvyko įdomus dalykas, kad BMW inžinieriai dirbo po darbo, laisvų laikų ir projektavo gražesnę šito automobilio versiją, tai buvo kupė, kuris jau buvo masyvesnis ir atrodė ženkliai geriau, bet įvyko toks dar įdomus dalykas, kad kupų buvo pagaminta mažiau negu 20 000 ir kupai yra ženkliai brangesni už roadsterius. Ir mane tas
Ir stebina, ir nestebina. Nestebina dėl to, kad automobilių buvo pagaminta mažiau, bet dažniausiai būtent Roadsteris būna brangesnė automobilio versija. Sutinki, kolega? Aš užsiminiau apie Audi TT. Panašių kartų automobiliai. Va tas automobilis, jeigu pasakytum, kad jis yra žaislinis, aš gal ir sutikčiau iš dalies. Bet dabar, kaip tu pasakėjai apie BMW, šitą labai tris didelius žingsnius padariau ir visą automobilį. Aš nesuprantu, tai mes matom, kad jis mažas, jis toks tai yra. Man kažkaip sakau, man BMW tas miniatiūrinio tokio automobilio vaizdas. Man netinka, man BMW toks rimtas sportinio automobilio. Tai tau reikėjo pirkti tada... Ne tik sportinio, apskritai rimtų automobilių gaminti. Tai ko nepirkai E30? Nu, gal ir nusipirksiu kada. Gerai. Šiaip E30 labai gerai dar, kad E30 paminėjai, nes iš techninės pusės šitas automobilis buvo pagamintas ant E36 kompakto. Ant kregždės kompakto versijos. Bet jis toks man vis tiek sukryžmintas E30 su E36. Tik jo bazė trumpesnė. Nes jis turi E36 priekinę pakabą ir kai tik išėjo turėjo E36 variklius, bet galinė pakaba yra pasiskolinta iš E30. Tai turbūt silpniausia vieta, kad turėjo E30, tai va būtent ir įdėjo į šitą automobilį. Bet turbūt rimtesnė pakaba tiesiog galėjo jam netilpti. Man tai labai gražus automobilis, toks retro stiliaus, toks galas retro stiliaus. Matome va šitas angas. Eik, tu čia yra iš dizaino pusės aš neturiu prie ko prikipti. Tai yra išskirtinis, nu pripažink, kad išskirtinis. Tikrai, kad išskirtinis, tai gerai. Gaila, kad čia neturim kupo, nes Paulius labai mėgsta kabrikus, bando man įrodyti, kad kabrioletai yra geras sprendimas. Aš tai čia yra vienas iš tų automobilių, kuriuos aš labai norėčiau turėti. Ir, pavyzdžiui, dabar, jeigu sakytų, man stebina šitų automobilių, šiaip kaina jie nėra brangus. Tai dėl to, va tas ir yra, kad jie nebrangu. O! Opa! Puikiai. O dabar čia reikia užspausti jėgelės turbūt. Būtum tvirtesnės, užsispaustum pats šiaip. Aš kai viduje sėdėjau, užsispaudžiau pats. Ai, čia taip. Ir stogas geriau sueina. Ai, tu kaip puikiai. Darius iš salono sklasti, tikimės rasti sklasti čia kur nors grotelėse, bet ne velnė. Va čia, fone. Ir atsidaro su sparnu viršum. Ir variklis atrodo labai masyvus šitam kėbulė. Man labai įdomu, kad kažkada buvo konceptinis modelis, o tokio Z3, ir jį inžinieriai įkišo netgi 12 variklį. Jau šitas 2.8, 6 cilindrų, 142 kW variklis atrodo didelis šiame kėbulė, tai įsivaizduokit, kaip čia įsitaisė 12. Gerai, štai šokame į vidų ir vidus yra visiškai elementarus, tradicinis BMW vidus. Vienintelis dalykas, prie ko aš čia prisikabinčiau, tai yra va štai šitas apvaliam tokiam apvade esantis ekraniukas. Ir aš taip žiūriu į šitas spalvas, kur yra mėlyna, juoda ir sidabrinė. Ir galvoju, negi kažkas tais laikais primokėjo pinigų, pasirinkdamas tokį spalvų derinį. Aš tiesiog nepasakysiu, automobilio salonas yra vienas stipriausių šio automobilio dalių. Nes labai solidžiai atrodo, panelė labai kokybiškai padaryta. Spalvų ir vairas, kai didžiulis. Geras vairas, sėdynės labai geros. Bet spalvos... Žinai, tik labai juokingai atrodo man durų apdailos, nes kai atsidarai duris, pamatai kokios tos durelės mažytės. O šitai pažiūrėk kokie. Čia nukreipėjas. Nuo saulės nukreipėjai tie tokie mažyčiai. Bet šitai sakau, automobilis mažytis. Viskas kaip ir šildomas, ventiliuojamas sėdynės. Ko čia gali daugiau norėti? Užsikūrė automobilį ir jeigu neslėpsiu, aš tiek tikėjausi tokio agresyvesnio garso, bet variklis galingesnis už Ziderį net. 2.8 142 kW. Atsisėdami šitą nuostabų BMW, Izidorius iš karto pradėjo burbėjimais, tai jis nemėgsta kabrioletų, tai jis nemėgsta mažų mašinų, tai jam dar kažkas negerai. Nu, aš nesaugiai jaučiuosi. Mes esam buvę Amerikoje, mes tada važinėjom su kabrioletu, saugą atsidarėm lygiai turbūt vieną kartą. Bet žinai, kas Mustangė, tu bent nesijauti taip nesaugiai kaip čia, nes aš sėdžiu ir mano galva, man toks jausmas, man atrodo, kad mano galva žemiau negu priekinis stiklas, bet jausmas tai kitoks, man atrodo, kad aš jeigu apsiversiu, iškart žūsiu. Tai Izidorius. Ir dar kai tu už vairo esi, tai
tai dar didelė tikimybė. Tai jam per šilta, tai per šalta, tai jam vėjas pučia, tai jam nepučia, tai jam reikia kondicionieriaus. Jeigu yra viena saulėta diena per metus, reikia turėti kabrio. Man labai nepatiko pasakymas apie žaislinį automobilį. Sakau, apie TT galėtum sakyti, kad ten yra šiek tiek žaislinis automobilis. Man šitas automobilis yra žymiai rimtesnis. Vien tas variklio garsas yra visiškai kitoks. Vairas yra sunkus. Suprask, kad tai yra sportinis automobilis. Su nėra toks super kietas. Man irgi nustebino, kad jis ganėtinai komfortiškas. Aš kažkaip galvoju, kad čia mes turėsime visišką taburetę. Nieko, visai čia dar normaliai. Ko man tik trūksta, aš norėčiau šiek tiek to garso vis tiek. Norėtųsi garso. Bėgiai mėtųsi tiksliai, neišmalta. Ir kitas dalykas, aš čia, žinok, nesijaučiu, kad čia toks aš labai esu izoliuotas nuo visuomenės ir labai mažas automobilis. Tas varikliukas smagiai sukasi. Nu pasakyk, negi nenorėtum tokio automobilio savaitgaliais išvažiuoti? Ne. Tai kokį imtum tada tokio dydžio automobilį? Jeigu reiktų pirkti Z3, tai iš bėdos. Imčiau kupė versiją, nes man visai gerai atrodo. Ne visai gerai tas tai šis. Ne, iš tikrųjų labai gerai netgi. Dar vienas dalykas yra su šito automobiliu tas, kad visgi jaučiasi, kad tai yra senas automobilis. Mes esame važiavęs automobiliais, kurie yra nors ir seni, bet jie važiuoja pakankamai moderniai. O šitas vis tiek... Žinai, kaip jis važiuoja panašiai kaip E30 važiavo. Nu tai, nes jie yra labai panašus. Tik variklis galingesnis. Va, gerai stovi ant kelio. Man toksai vis tiek su juo turi dirbti jau visada. Jo, iš tikrųjų norėtųsi sėdėti dar šiek tiek žemiau, nes per mano galvą tai pučia vėjelį. Tau feno nereikia. Nereikia feno. Mirgana. Nesinori su šito automobiliu lėkti, bet jis lekia. Negali sakyti, negali sakyti, kad jis lekia. Ir dar tu pasakysi, kad čia yra nerimtas automobilis. Spirtum daugiau per gazą, tai ir gražiai saulytė išpieštus. Oi, žiūrėk, koks jis man yra. Trumpa bazytė. Pagrindinė bėda, kai automobilis ilgai stovi nenaudojamas, kas tarp kitko būdinga ir tokiem automobiliam kaip šiandien mūsų rodomas BMW Z3, nes vis tiek tokie automobiliai, mano nuomonė, projektai labiau skirti savaitgaliais išvažiuoti ir labai ilgą laiką praleidžia garaže. Tai su ilgai stovinčiais automobiliais galite susidurti su problema, jog jų varikliuose esančios įvairios tarpinės riebokšliai sukietėja. Tai va čia gali padėti ukrainiečių gamintojo Hado priedas Stop Leak. Tai šis priedas atstato guminių, tarpinių ir riebokšlių elastingumą. Tai jeigu jūsų automobilio riebokšlis rasoja arba įtarėt, kad su vožtuvų gumelėm gali būti problemų, tai galite panaudoti šį priedą ir galbūt jis išgelbės jūs nuo sudėtingo variklio remonto. Ir visus Hado priedus, alyvas ir netgi filtrus galite įsigyti tiek internete Hado LT, tiek pasivartę Hado LT galite rasti visus fizinius prekybos taškus. Man iš lauko, ir viduj sėdint, automobilis atrodo ganėtinai miniatiūrinis. Bet žinokit, atsisėdus už vairo, dabar sėdynė yra nustumta iki pat galo, man sėdynė netgi norisi pastumti šiek tiek į priekį. Tai jeigu jūs esate panašiai 1,80 m, tai yra mano ūgio, tai šiame automobilyje tilpsite puikiai. Bet jeigu esate aukštaūgis kaip Paulius, jau ant ribos, bet vis tiek. Tokių nedidelių automobilių dažniausia problema yra ta, kad nepatogu jose įsitaisyti už vairo. O šiame tikrai yra ganėtinai patogu. Šis automobilis man iš išvaizdos atrodo miniatiūrinis, salono erdvė žiūrint atrodo miniatiūrinis, jis netrodo labai rimtai. Kol stogas atidarytas, tai puikiai jis atrodo. Nu jo, kol stogas atidarytas, gal dar irgi dar pusę velnio, bet kai uždarai stogą, tai, toks, nežinau, kaip BMW'as, jo didžiausia problema ir yra būtent jo išvaizda, nes važiuoja, tai jis puikiai. Jūs sėdit ant galinės ašies, jaučiat, kas vyksta su automobilio galu. Automobilis yra labai gerai valdomas, jis netrodo kažkoks žaislinis. Net E30 BMW pakaba per daug jam nekiša kojos. Nes, va kaip ir Paulius pasakė, į jį kai žiūri, galvoja, kad išvažiuosi su tokia nerimta taburetė. Bet
pradedi su juo važiuoti ir supranti, kad vis tiek čia yra BMW. Nors ir nedidelis BMW, bet vis tiek. Jo pakaba yra gerai subalansuota. Bet mūsų atveju jis turi 2.8 variklį, ne patį galingiausiai iki M versijos, dar būna ir 3 litrų. Bet vis tiek, 142 kW, nebloga kubatūra, 6 cilindrai eiliai, toks elastingas, gyvas, jisai viskas tolygiai labai vyksta. Nu, jis važiuoja taip pat gerai, kaip visi kiti to laikmečio BMW. Tai trūkumų vairuojant šį automobilį, jis galima sakyti neturi. Ir dar įdomu, kad jis turėjo turbūt visas M-kių versijas. Jis turėjo abu variklius, kurias turėjo kregždės M-kės, tai buvo S50, S52, tai 3 litrai ir 3.2, patie pirmieji 6 cilindrų M-kiniai motorai. Ir po to netgi gavo S54, dar naujesnį, kurie jau su E46 BMW. Tai galite įsigyti turbūt pačią trokštamiausią turbūt šito kėbulo versiją. Tai yra Z3M Coupe su S54 varikliu. Tai iš vis turėtų būti nerealiai geras automobilis. Aišku, jie ir įspūdingai pakainuoja. Jeigu kalbam apie šitas Roadsterų versijas, nu, vis tiek kaip Roadsteris jisai nėra brangus. Dabar jau, man atrodo, žmonės pradėjo jas vertinti, jau jų kaina po truputėlį kyla. Man atrodo, toks automobilis panašios būklės turėtų kainuoti apie 7-8 tūkstančius eurų. Tai, nu, pagal būklę. Rasit, aišku, ir pigesnių variantų, bet aš manau, kad jie jau po truputėlį pradeda brangti. Nes, kaip ir minėjau, jo turbūt silpniausia dalis tai yra jo išvaizda. Jis netrodo taip rimtai, kaip jis rimtai važiuoja. Kodėl tau jis netrodo rimtai? Nu, man jis toks, sakau, žaislinis, miniatiūrinis, toks, nežinau. Nebamiškas. Nu, sakau, ant popieriaus, taip pat rašytum, atrodo viskas okei. Ilgas priekis, nu, bet žiūri jį. Nu, aš dabar nuvažiuosiu prie Priuso jį pastatysiu. Jis už Priusą mažiau. Nu, tai gerai, čia sportinis mažas automobilis. Nu, bet kažkaip... Nu, nežinau, skonio reikalas, bet aš manau, kad dauguma žmonių ir BMW pirkėjų tokių va sutinka su manim, kad, nu, nėra jis pats patraukliausias modelis, nes tikrai nėra jis labai trokštamas ir baisiai perkamas. Daug Z3 gatvėj matėjai. Ne, nes jis labai specifinis, jis nėra patogus, jis nėra praktiškas. Nu, žinau, kodėl jis nėra patogus. Kaip tokio dydžio Roadsteris. Beje, bagažinė. Sėdėti jame yra patogu, šiaip vairuoti yra patogu. Aš įsitaisiau patogiai. Aš nustebau, kad ir bagažinė nėra labai maža. Tai sakau, teoriškai jis kaip ir viską visur varnelę sudeda. Važiuoja labai gerai, galingi varikliai, sėdi ant galinės ašies, smagiai valdomas, smagiau šiaip įvairuoja dėl to, tas ilgas priekis, bet, nu, kažkaip, nežinau, man ta jo išvaizda yra jo didžiausias minusas. Gerai, bičiuliai, kadangi automobilis nėra naujas, tai mes viską atiduodam į jūsų rankas mūsų Instagrame. Užeikite pas mūsų Instagramą, paspauskit follow ir kiekvieną savaitę balsuokite už tai, ką mes jums pateikėm ant stalo. Šį kartą pateikėm Z3 ir pažiūrėkime, man labai įdomu. Paulius sakė, kad jam baisiai gražus automobilis, tai man labai įdomu, kaip žiūrovai vertina. Taigi, o žiūrovai vertina štai taip. Ateikit arčiau, palaikykit rankose, netingėkit, štai. Štai jūsų vertinimas šiam automobiliui. Bet jeigu manęs paklaustų apie šitą automobilį, jisai mane labai nustebino. Aš matau, kad jisai nuostabiai atrodo. Žinau, kad vidus yra senas, klasikinis BMW vidus, bet kad jisai bus toksai patogus ir aš žinok nesitikėjau. Aš iš jo tikėjausi daug kitesnio važiavimo. BMW yra BMW. Vis tiek gerus automobilius gamina ir ką tu jam padarysi. O ką tu dabar pasakysi? Pasikartosiu, kad man tai yra išvaizdos prasme visiškai nepatrauklus automobilis. Man jis atrodo labai nerimtai ir netgi toks šiek tiek žaislinis. Ir man yra labai didelis kontrastas nuo to, kaip jis atrodo ir kaip jis važiuoja, nes važiuoja jis labai gerai. Jis turi galingus variklius, jame patogu sėdėti, gal šiek tiek stiklas, nu, sėdynės jau žemiau nebepastatysi, man taip nuėmus stogą galva ant ribos, taip psichologiškai atrodo, kad kyšo virš priekinio stiklo, bet vis tiek sėdėti patogu, įsitaisyti labai patogu, vairas ne per arti, sėdynė pakankamai toli atsistumė. Galingi varikliai, gerai pakaba dirba, komfortiškas netgi, kas mane nustebino. Tai važiuoja jisai puikiai, bet sakau, silpniausia dalis yra jo išvaizda. Tai va tokios mano išvaizda. O išvaizda yra skonio reikalas, arba jums gražu, arba negražu. Aš gyvenime nesugalvočiau. Ne, tai čia arba turi skonį, arba neturi. Bet iš tikrųjų... Taip, gaila, kad Paulius skonio neturi. Pažiūrėsim. Ką padarys. Mes matėme, kaip įvertino mūsų žiūrovai, bet jeigu taip iš tikrųjų... Bet va tas
BMW darbuotojų užklasinis projektas, kai pagamino kupė versiją, labai keisto dizaino, tarp kitko, kupė versija. Net, man atrodo, pravardžiodavo į sportbačio ar tai batutą automobilį, bet keista, kad jie sugebėjo tokios specifinės išvaizdos automobilį padaryti patrauklį. Bet kokiu atveju, tai nėra naujas automobilis ir turbūt su tokiu važinėti kasdieną jau netgi gaila būtų, jau tokį norisi pasaugot, o jeigu norite tokio gero automobilio kasdieniam naudojimui, tai tam į pagalbą ateina mobile.lt. Įsinuomoti automobilį, viena fiksuota įmoka ir viskas, ir to ir baigėsi. Va, padangas atvežė į vietą, padangos pasikeistos, aptarnavimai atlikti. Kad apsimoka dėl to, kad jums įskaičiuoti priežiūros kaštai, tai yra vienas niuansas. O kitas niuansas, kuris man labai patinka, tai kad automobilį išsinuomoti yra ženkliai paprasčiau ir daug mažiau galvą skauda, negu pasiimti lizingą iš banko. Taigi, apsvarsykite mobile.lt. Gal rasite savo tinkamiausią pasiūlymą. O ką? Mes šiandien su jumis atsisveikinam ir primenam, kad rašykite mums, jeigu turite kažką įdomaus savo kieme, garaže ar dar kažkur, ir mes pas jūs atvažiuosime į svečius ir parodysim jūsų automobilį visam pasauliui. Gerai, bičiuliai, o mes jau šiandien su jumis atsisveikiname, bet labai trumpai, jau rytoj kalbėsime apie elektrą. Taip, po visų kitų metų mus galite rasti YouTube'e, Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, visose soctinkluose, kur tik matot Gazas Dugnas TV, o savaitgaliais mes susitinkam prie televizijos ekrano, nes mes žinom, ką jūs veikiat savaitgaliais, jūs žiūrit abu Gazus 10:30 per TV6. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Crown – kanadiečių antikorozinė danga tavo automobilio apsaugai nuo rūdžių.